Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti Ride, mūsų prekinio ženklo modelį Trigo. Tai yra galingas 1 kW pasiekiantis net 1200 W maksimalią galią elektrinis triratis su stogu. Su daugybė funkcijų, labai praktiškas, gali būti pagalbininkas ir ūkyje, ir grybauti važiuojant, didžiulė bagažinė. Taigi, žiūrime video ir žiūrime visus Ride Trigo privalumus. Taigi, visų pirma, dizainas. Ilgai rinkome dizainą, žibintus, taigi modernus. Priekis be abejo yra ir ilgosios, ir trumposios šviesos. Pademonstruosiu. Štai trumposios, štai ilgosios. Posūkius, tiksliau avarinį, galime šiuo metu išjungti, jau jį matėte. Trigo pasižymi daugybę stabdžių. Taigi jūsų stabdymas, jūsų saugumas bus tikrai gerose rankose. Galiniai rankiniai stabdžiai, priekiniai rankiniai stabdžiai, galinis kojinis stabdis bei rankinis stabdis kaip automobiliuose. Daugiau privalumai. Priekinė sėdynė patogi, vairuotojo yra vairas kaip motorolerio, taip pat yra ir valytuvas, o jeigu yra ruduo, šlapdriba, šlapia, pučia vėjai, tam turime ir tentą. Ride Trigo pasižymi dar vieną įdomią funkciją, tai yra palėtintojas. Jeigu važiuojate per dirvožemius, per kalnus, dirbate ūkio darbus, tai galite įsijungti palėtintoją ir įveikti įvairias kliūtis. Galinė dalis yra bagažinė, pakankamai didelė bagažinė, joje randame įkroviklį. Įkroviklis yra galingas, mes komplektuojame transportus su geresnės kokybės baterijomis, kurios atlaiko geresnius įkroviklius. Taigi šiuo atveju šis įkroviklis yra net 4 amperų greičio, o baterijos čia yra didelės. Taigi 72 voltų sistema, tai yra ne 60 voltų kaip dažniausiai rinkoje, 72 voltų sistema. Šios didžiulės baterijos, kurios leidžia įveikti iki 50 km atstumą, pasikraus per 8 valandas nuo visiškai tuščių iki pilnų. Dažniausiai tokių situacijų ir nebūna pas žmonės, neišvažinėja pilnai, taigi krovimo laikas tikriausiai bus ir trumpesnis. Mes Ride produkcijai stengiame sumontuoti didžiausią maksimalią galimą komplektaciją, todėl Ride Trigo triratis pasižymi ir EEC sertifikatu, kad tai yra ir 1000 W transporto priemonė, tačiau jinai turi sertifikatą, pagal jį galima registruoti šitą transportą regitroje, drąsiai važinėti per gatves, per kelius ir tuomet jau vežti keleivius. Taigi, grįžtame prie privalumų. Salonas, USB pakrovimo jungtis, dėtuvė jūsų daiktams. Kaip ir minėjau, valytuvas. 3 greičio režimai. 1, 2 arba 3. Su 3 režimu be abejo važiuosite maksimaliu galimu greičiu. Štai, čia yra tas USB lizdas, apie kurį kalbėjome. Galima įsikišti, pasikrauti telefoną. Rakteliai, komplektai, signalizacija. Kabliukas pasikabinti jūsų maišui. Kojinis stabdis, galima spausti stabdį kojomis. Na, o jeigu norite ir galite uždėti rankinį stabdį tokį. Jeigu šitas rankinis stabdis yra nepatogus, per žemai, priekinėje hidraulinėje rankinėlėje yra sumontuotas taip pat toks stabdžio mechanizmas. Taigi labai yra patogu. Kairė rankinėlė taip pat jį turi, bet galiai yra būgniniai stabdžiai, jie netokie efektyvūs, taigi naudokite priekinį rankinį arba galinį rankinį stabdį. Taip pat daiktadėžė ir labai gražus išmanus ekranėlis. Pasižiūrėkite, kaip jisai šviečia, važiuojant, na, jisai įvairiom spalvom ir šviečia, ir rodo nuvažiuotą atstumą. Be abejo, baterijos lygį rodo, kaip ir visiems kyla tas klausimas, bet baterijos lygis ne viską pasako. Geriausia stebėti voltus. Jeigu sistema rodo voltus, tai mes instrukcijose kiekvieną transportą nurodom, kiek voltų yra, kiek procentų, ir taip dar lengviau yra žinoti, ką jūs turite su likusiu nuvažiuojamu atstumu. Na, o kalbant apie galinėje dalį, užsirakina. Taigi, net sudėti jūsų daiktai liks saugus, jeigu transportas bus paliktas. Taigi, jinai užsirakina automatiškai, o atsirakina su rakteliu įkišus į spynelę. Taigi mes galime saugiai pasidėti daiktus, įjungti signalizaciją ir keliauti savo keliais. Taip atrodo šio triračio galas. Dabar yra tarp kitko įjungta signalizacija. Jeigu aš pabandau atsisėsti ir pradeda kaukti. Taigi yra žibintai ir yra stop žibintas. Spaudžiant stabdžius, žibintai paryškėja, visi supranta, kad jūs stabdote. Čia yra galinio numerio tvirtinimui vieta,
jeigu transportas bus užregistruotas ir važinės keliais su keleiviais, reikės prisitvirtinti numerį. Norint Ride Trigo pamatyti pas mus, prašome užsukti į mūsų saloną arba į Ride partnerių salonus. Mes esame Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269. Taigi, paskutiniai dalykai. Viduje sėdėti yra labai komfortiška, todėl kad yra ir priekiniai, ir galiniai amortizatoriai. Jeigu turime priekyje kliūtį, yra ir signalas. Na, o jeigu norite sužinoti daugiau, prašome mums parašyti elektroninį laišką labas@riedis.lt arba tiesiog paskambinti mūsų telefonu. O jeigu reikia ir jeigu galite, užsukite į mūsų saloną ir pažiūrėkite šį transportą vietoje. Taip pat galite mūsų visus transportus ir išbandyti. Ačiū, kad žiūrėjote šį Ride Trigo pristatymą. Tikimės, kad jis jums padėjo apsispręsti. Belieka išsirinkti tik tai iš gražių spalvų. Galite užsakyti prekę ir internetu riedis.lt, o jeigu turite neįgalumo pažymėjimą, padarysime 5 procentų PVM. Taigi jūs sutaupysite didelę sumą. Na, tai buvo Lukas iš Riedis.lt, malonu, kad žiūrėjote mūsų apžvalgas, iki kitų susitikimų elektrinio transporto pasaulyje. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.